Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Kviečiu jūs vėl prie savųjų įrenginio ekranų ir netrukus Futsal A lygos 15-asis turas. Ir aišku, favoritus, štai pirmasis smūgis, jeigu pasijungiančius į atakas. Šiandien nieko nenustebinsim, o čia gali būti, galima sakyti, kad ir nustebino varžovų vartininką Filipe de Silva. Smūgis iš toli ir pirmasis šios dienos rungtynių įvartis. O matome dar ir tą šokį, kurį paruošė pagalba. Galite nieko nedelsdami įsigyti tos bilietus. Čia Derendejevas 2 kartus pramušinėjo vartininką. Na ir dabar toks stebuklas. Ir dabar jau ir vartininkas neišgelbėjo. Na, toks atrodo paprastas derinys, bet kartais tie paprasti dalykai būna ne visai lengvi. Perdamas Edgarui Baranauskui ir... Štai kaip, na, galima sakyti, kad užmigo, arba panaudojo kažkokias hipnozės galės Kauno Žalgiris Vipui. Na, pažiūrėkit. Ir štai ketvirtasis įvartis. Visiška futsalo klasika. Puikiai sužaidė Filipe, šį kartą atlikdamas tobulą perdavimą Albertui Vastunovičiui. Nebuvo labai gražių epizodų. Perimtas kamuolys ir įvartis. Įvartis, kurį pelno Arnas Andrijauskas, pavogęs kamuolį iš Edgaro Baranausko. Štai pirmasis Filipo įvartis Arno Andrijausko. Ir jeigu dar bus tokių lietimų nereikalingų. O dar vienas įvartis ir Vinicius de Lima švenčia jį. Rezultatas tampa 2-4. Tada visų gauna. Ir bando organizuoti iškart greitą kontrataką. Persvara. Ir dar vienas įvartis. Šį kartą jau į Vipo vartus. Edgaras Baranauskas. Dėkoja. Dėkoja Albertui vyro žaidėjai, Jordanas. Ir Benas Pietinis. Ir vėl graži kombinacija. Vėl viskas išbraižyta. Tarsi teoriniam užsiėmime, teoriniam. Macenės, vartai tušti ir dar vienas įvartis, kurį pelno Filipe de Silva. Į tuščius vartus ketvirtasis numeris ir 7-2. 7-2. Toks galutinis šių rungtynių rezultatas, kalbant iš aikštės šeimininkų pusės. 2-7. Kaip ir tikėtasi, Kauno Žalgiris pergalingai pradeda 2026 metus. Nu, kokie įspūdžiai. Pralaimėjimas. Sveikinam varžovus su pergalė. Naujus metus atidarė pergalingai, mes dėja ne. Varžovai, galima sakyti, savo pike, turi būti pike, čempionatas, ne už kalnų, kaip sakoma, tai jie savo meistriškumą šiandien įrodė ir vežasi 3 taškus namo. Kokie įspūdžiai? Atvažiavom laimėt ir laimėjom. Viskas, kokie įspūdžiai. Kaip sekėsi pirmajame kėlinyje užtikrintai 4-0, antrajame kėlinyje prasidėjo įtemptas pirmyn atgal žaidimas, kaip pakomentuoti? Tai vat pametėm biškį, manau, galvą ir prasidėjo tas toks bėgimas pirmyn atgal, bet treneris paėmė minutinę ir išsisprendėm tas problemas ir manau po tos minutinės žaidimas vėl grįžo toks, koks ir turėjo būti ir užbaigėm rungtynes ramiai.